Lietuvių liaudies pasaka Lukošiukas. Buvo toks žmogelis ir turėjo sūnų, o kitąsyk būdavo raganos vaikus vagia. Bijodamas, kad ir jo sūnaus nepavogtų, tas žmogelis padarė luotą, įsodino jį sūnų ir paleido į marias. Ir paleisdamas jam prisakė, kad nesiirtų prie krašto, kad atplauktų tik tada, kai išgirs šitaip šaukiant: atplauk, atplauk, Lukošiuk, aš tau duosiu baltus marškinėlius ir raudoną kaspinėlį. Tas vaikas ir plaukioja su savo luoteliu po marias. Kai reikia paduoti jam valgio, motina ateina į pamarį ir pašaukia: atplauk, atplauk, Lukošiuk, aš tau duosiu baltus marškinėlius ir raudoną kaspinėlį. Lukošiukas tuoj atplaukė prie krašto, motina paduoda jam valgį ir jis vėl nuplaukė. Išgirdo vieną sykį ragana, kaip motina šaukia Lukošiuką: